važiuojam pas ūkininką Tomą. Pardavėm jam pavasarį kombainą Claas Lexion 8700 TT, kurį parvežėm iš Vokietijos tiesiai į jo ūkį. Tai važiuojam, pasižiūrėsim, pakalbinsim, kaip jam sekasi, nes kiek žinau, kombainas jau dirba ir jau nemažai padaręs darbų yra. Tą kombainą Tomas rinkosi iš keletos variantų, jam buvo prisiūlyta keli kombainai iš Vokietijos, keli kombainai iš Prancūzijos, keli kombainai iš Anglijos ir sustojom ties tuo, kurį jisai nusipirko, tai kombainas iš Vokietijos. Tuo metu tai buvo vienas tokių pigesnių tų klasės kombainų rinkoje. Tai Tomas jį pasirinko, mes taip pat Tomui padėjom susitvarkyti finansavimą, organizavom draudimą gerom sąlygom. Tomas sumokėjo mums tik avansą, o visus likusius pinigus Agrorik užmetė ir nupirkom mes jam tą kombainą ir atvežėm tiesiai į jo ūkį Ventoje.